Ei, vaikinai, taip negalima. Jūs čiulpiat mūsų pinigus iš valstybės biudžeto. Yra dar linksma dalis politikoje Graikija. Lietuvos švietimas įkaitas, šiuo atveju Landsbergių šeimos verslo ir jų apsukrumo. Šitą atvejį mes galime pavadinti tokią korupciją, valstybinio masto korupciją. Sveiki visi, sėdim gamtoje ir kalbame su Artūru Zuoku. Dabar turinčių politiko titulą ir drąsiai sėdinčių basomis kojomis. Tai klausimas, ar erkių nebijai, Artūrai? Šitų erkių, kurios galėtų būti aplinkoje, tikrai nebijau, nes aš žinau, kaip su jom reikia elgtis, kaip nuo jų saugotis. Yra ženkliai didesnės erkės, kurių reikia bijoti ir kurios labai gerai pasislėpusios, kaip mes Laisvė ir teisingumas vadiname eurų čiulpiai. Tai yra kaip tos erkės, kurios įsisiurbusios į Lietuvos kūną, čiulpia iš Lietuvos mokesčių mokėtojų eurus. Bet nuo jų apsisaugoti sunkiau. Aha, bet apie jų apsisaugojimą pakalbėsim vėliau. Aš noriu truputėlį grįžti prie to, kas tu esi, nes dabar visi pažįsta tave kaip politiką. Kad tu esi... Aš esu Zuokas. Taip, kad Zuokas irgi. Kad tu buvai elektromechanikas, žurnalistas, karo žurnalistas, verslininkas ir tada tapai politiku. Iš esmės, žurnalistika yra tokia aštrių pojūčių profesija. Ar, sakykime, per visą savo gyvenimą buvo bent viena diena, kai tu pasigailėjai, kad tu esi kitur, o nesi žurnalistas? Šiaip tai ne, nes aš turiu tokią savybę niekada nežiūrėti atgal ir nesigailėti dėl to, kas yra jau praėjo. Ta turi įvertinti, tą tu turi permastyti, pažiūrėti, kur buvo klaidos, kur galbūt galima buvo kažką geriau padaryti, bet pergyventi ne. Nes tu negali pergyventi dėl to, kas jau yra, kaip sako, pratekėjo. Čia kaip ir ta upė, jinai jau praėjo, jinai yra jau kažkur ten. Tai tokio jausmo nėra ir aišku, žurnalistika labai stipriai pasikeitusi, tas, kas buvo anksčiau ir dabar. Tai aš manau, kad tos tikrosios, tos žurnalistikos, kuri buvo kaip ir autoritetas visuomeniai, šiandien jos liko labai nedaug. Jeigu kalbėti apie upę, kokia tu upė esi? Rami, kalnų, nenuorama, kaip neris, plauki dabar? Aš esu jūra. Man labai patinka kinų išmintis, kurie sako, kodėl visos upės teka į jūrą. Kodėl? Nežinau šitos išminties. Todėl, kad yra jūra žemiau upių. O kur daugiau vandens? Jūrai. Ten, kur visur Tai vat, man dažnai patinka ir aš labai vadovaujuosi šitą išmintimi būti šiek tiek žemiau. Tam, kad rastum kompromisą, sutarimą ir pažiūrėtum į perspektyvą iš didesnio kiekio, iš didesnės apimties negu vien tik tai iš atskirų upių. Žinot, ta Lietuva arba tie visuomeniniai arba privatus įvairiausi interesai, tai yra tai kaip tos upės, kurios teka kažkur, jos turi sutekėti. Tai šiuo atveju valstybė yra kaip ta jūra. Reikia suderinti, matyti ir rasti vietos toms upėms toje jūroje. Bet jūra nėra tas rami stichija, kaip ten bebūtų. Gyvenimas neturi būti ramus, jis turi būti įdomus. Aš pagalvoju, vis tiek, mažas kūdikis namie, jis tavęs nenuramino, kažkaip nepasakė, žiūrėk, tėti, dar jis negali pasakyti, bet vis tiek, kad tokios ramybės daugiau atsirastų. Žinot, kiekvieną rytą, 7:30, kai jinai keliasi, ir mano pareiga pakelti, pakeisti pampersus, kurie po nakties būna pilnesni. Jau. Tai žinot, ir kai vaikas tave pasitinka su ta šypsena, tokiu maloniu nustebimu, kuris kiekviena diena jai yra nauja. Ir tai yra wow, tai yra viskas. Tai yra taip stipru ir taip yra paveiku emociškai, kad tu pasikrauni visai dienai, išeini pasiruošęs užkariauti pasaulį. O skiriasi ta tėvystė, kuri buvo, vis tiek dabar vaikams yra po 30 metų maždaug, ne, vat ta? Vyriausiai 30, jaunesniai 19. Ar skiriasi? Skiriasi, natūralu, kad skiriasi, nes
Aš jau esu patyręs tėvas, aš jau žinau, ko laukti, ko nelaukti, dėl ko pergyventi, nepergyventi. Jeigu verkia, ar iš karto bėgti ir, kaip sakyti, nuraminti, ar plauk, leisti vaikui ir paverkti. Tai šiuo atveju skiriasi supratimas. Ir aš manau, kad ta tėvystė ar motinystė skirtingais gyvenimo etapais, manau, kad jinai yra visą laiką kažkiek yra skirtinga. Ir aišku, daugiau laiko, daugiau galimybių pažinti ir duoti kažką tam vaikui. Tai taip, tai yra kiekvienas etapas savotiškai žavus, malonus, netikėtas ir aišku yra skirtingas. O ar skiriasi Vilniaus gatvės, kuriamis vežioji vežimėlį tampai? Mano nusivylimui nelabai skiriasi. Aišku, po kiek laiko atsinaujina vėl iš naujo tie visi įspūdžiai, kada dabar tenka su vežimėlė važinėti po Vilniaus gatves. Matau ir savo dar kadencijų laikų padarytas klaidas, kurias per 20 metų neištaisėm. Ir iš tikrųjų šiandien važinėti su vežimėliu Vilniaus miesto gatvėmis, ypač centrinėje miesto dalyje, senamiestyje, naujamiestyje, tikrai Vilnius nėra pritaikytas šeimai, nepritaikytas vaikų auginimui. Ir tarp kitko ne tik dėl infrastruktūros, bet dėl ir žmonių tam tikrų požiūrių. Mums tenka lyginti, pavyzdžiui, sakykime, kur dažnai tenka būti toj pačioj Italijoje. Tai Italijoje vaikas, kuris yra gatvėje, tai yra tokia šventė gatvėje. Kiekvienas prieis, parodys dėmesį, pasidžiaugs, ten kokioj kavinėje iš karto paprašys, pasiūlys beilės, atneš vandens. Tai yra tikrai nuoširdus, toks masinis džiaugsmas moterimi, kuri laukiasi, ir vaikučiu. Pas mus tai kartais, žinai, žiūriu, ar čia nėra liga nėštumas, pavyzdžiui. O šiaip, pameni, čia buvo toks skandalas, nes iš jo padarytas skandalas apie tai, kad į kai kurias restoranus būtų neįleidžiami vaikai, tėvai su mažais vaikais. Kaip vertini šitą dalyką dabar, kai esi jaunas tėtis? Žinot, vertinčiau per vidurį, nes iš tikrųjų manau, kad yra restoranai, į kuriuos tėvams su vaikais gal ir nereikėtų eiti, kol tie vaikai yra maži. Pavyzdžiui, žuvies restoranas. Nei vaikai tą žuvį ypatingai valgo, priedo yra tam tikros rizikos. Ir aišku, reikia suprasti, kad vaikas mums džiaugsmas, mums yra viskas, visas pasaulis, bet kai kam tai nėra taip. Tai todėl aš žiūrėčiau gana subalansuotai, kad yra vietos, kur tikrai nėra ko brūkti su vaiku. Kaip pavyzdžiui, kartais labai keista, kada vyksta klasikinės muzikos koncertas, ateina tėvai su mažamečiais vaikais. Vaikai kūrinio viduryje pradeda verkti. Kam nuo to geriau? Vaikui, tėvams, atlikėjams, žiūrovams. Aš manau, kad čia kultūros klausimas. Ir suprantu restoranus, kurie pasako atsiprašom, bet mes, sakykime, ten vaikų iki 6 metų ar ten iki kažkokio amžiaus nepriimam. Svarbiausia tai žinoti iš anksto, kad nebūtų taip, kad tu ateini ir tada tik tai sužinai. Italijoje, tarp kitko, yra šiaip tai labai šiuo atveju šalis liberali ir labai reta restorano, kur to net neleis ateiti su vaikais. Bet ten, žinot, vaikų klegesys, lakstymas, visa kita yra tokia norma, kad jie net nekreipia dėmesio. Man jau atrodytų, kaip taip galima, o jiems tai plaukit. Čia yra vaikai. Bambino. Pats esi pardavęs kelis verslus, ne? Turėjai kaip ir tokį restoraninį verslą, ne? Turėjome specializuotas geresnės kokybės vyno ir kokybiškų produktų parduotuvės ir internetinę prekybą. O kodėl? Kas pastumėjo? Sakyčiau, keletą priežasčių. Pirmoji priežastis vis dėlto tokio tipo verslai, kur reikalauja tokio kokybiško žinojimo, kaip restoranas ar, sakykime, vyno specializuotos parduotuvės, visa kita, tu turi pats tuo verslu gyventi ir ten pats dirbti. Kapitalas. Kapitalas, tai yra šeimininis verslas. Jeigu tu bandai padaryti rezultatą samdydamas žmonės, kaip taisyklė, tau neužteks apyvartos ir pajamų, kad tu išlaikytum tokį verslą. Nes vis dėlto tai nėra toks, kaip sakant, labai jau pelningas verslas, nes kokybiškiam produktams, kokybiškam verslui reikia pirkėjo. Plus yra didelė konkurencija, kur yra šiandien dėja žmonės perka pigesnius produktus ir jų teisė, aišku, yra tokia. Antra, be abejonės mokesčiai ir visa kita, sakykime, mūsų politika
tokiam smulkiam, vidutiniam, nišiniam arba šeimos verslui realiai yra labai nepalanki. Na ir trečia priežastis, aš mielai eičiau ir dirbčiau į tą parduotuvę ir prekiaučiau kokybiškų vynų, bet man dar šiek tiek per anksti. Dar aš turiu tiek daug idėjų, turiu puikią komandą, kurios nebejoju reikia Lietuvai platesniam mastelėje. Bet pabaigoje vėliau aš tikrai grįšiu į vyno verslą, ar kaip sakau, turėsiu savo barą, nes man labai patinka Hemingvėjaus viena frazė, kurią jis pasakė savo interviu, kad kiekvienas ilgą gyvenimą nugyvenęs žmogus savo gyvenimą turi baigti arba praleisti už bare, darydamas gerus kokteilius, nes per gyvenimą išmoko, ir prie kiekvieno kokteilio pridėti gerą gyvenimo istoriją. Nes aplinkiniai mano istorijų nebeklausys, jie jas žino, arba jie buvo tų istorijų liudininkais, arba tiesiog jau bus pavargę nuo pasikartojimų. Todėl baras yra ideali karjera, kai man bus kokie 80 metų. Baras Italijoje, nes dabar tu ten turi nekilnojamo turto O, variukas. Nu, bėg. Ačiū Dievui, ne erkė ir ne euročiulpys. Jinai vat apsaugo nuo erkių, varai saugo nuo erkių. Tai grįžkime prie to. Italijoje tu turi nekilnojamo turto ir ten yra kažkoks verslas, tiksliau ne tu, o įmonė. Aš esu akcininkas įmonės, kuri turi įmonę Italijoje ir jinai turi keletą dabar investicinių projektų. Vienas kaip tik pasileido šią vasarą. Tai yra nuomojamas, nedidukas viešbutėlis, galima būtų sakyti. Ir juos galima išsinuomoti internete per Airbnb arba Booking.com platformą. Ir aišku, perspektyvoje aš ten mielai norėčiau turėti barą su vaizdu į jūrą ir visų laukiu. Laukiu ir tų, kur man daug kraujo nuleido politikoje. Kaip sako, pakalbėsim ir apie tai. O šiaip yra tai buvo, kad tavo sąskaitoje esi buvęs nulis. Oi, labai dažnai. Labai dažnai. Pas mane viskas yra ant ribos. Viskas ant nulio. Viskas ant ribos. Net ir dabar, net ir šiais laikais pas mane gali būti, kad sąskaitoje yra nulis arba arti nulio. O beje, kaip tu vertini tai, kad mes gal dar pakalbėsim vėliau truputėlį apie bankus, apie visą situaciją, tai, kad bankai šiemet politikams ir rinkiminėms kampanijoms nepaskolino pinigų? Objektyvumo dėliai bankai neskolina partijoms jau gal kokie pastarieji 5 metai. Skandinaviški bankai niekada neskolindavo tik lietuviško kapitalo bankai kaip Šiaulių bankas, buvęs Medicinos bankas, galbūt ten, kada buvo dar Snoras ar panašus bankai. Bet čia yra platesnė problema, kad apskritai politika dabar yra toks nuvalkytas užsiėmimas ir tu vos neturi jaustis kaip visuomenės atstumtasis. Nors kita vertus, kaip tik tai labai naudinga visiems tiems euročiulpiams, jeigu jie padaro visą aplinką tokią, kad normaliam žmogui, kuris turi gyvenimo patirtį, kuris turi savo kažkokius pasiekimus, turi savo istoriją susikūręs, jis vengia politikos kaip velnės kryžiaus. Kodėl? Todėl, kad labai naudinga, kad neįtų normalūs, protingi, išsilavinę žmonės į viešąjį gyvenimą, į politiką, o kaip tik visuomenė reikia tokių žmonių. Tai bankai čia yra neišimtis ir bendrai bankai, manau, kad ką šiandien visi kalba, yra tam tikras keiksmažodis tiek verslininkams, tiek gyventojams. Nenormalu, kada Lietuvoje mes turime centrinėme banke beveik 800 darbuotojų, kai palyginimui Švedijoje, kur yra 3 kart didesnė šalis, kuri turi savo nacionalinę valiutą ir vykdo nepriklausomą monetarinę politiką, dirba 380 darbuotojų. Tai tada klausimas, ką veikia mūsų Lietuvos banko beveik 800 darbuotojų su gerais atlyginimais. Ar jie užtikrina banko konkurenciją? Ar pas mus paskolos pigiausios ES? Ar pas mus įkainiai paslaugų pigiausi? Ne. Viskas yra atvirkščiai ir priešingai. Bet žiūrėk, politikas, ypač esantis valdžioj, Norėčiau dabar tai plaukti kaip šita moteris. Turi teisę paklausti. Paklausti bankų, paklausti tų pačių įstaigų, kodėl taip yra. Ir tavo manimo, o kodėl mūsų politikai to neklausia? Jiems trūksta profesionalumo, išsilavinimo, žinių, supratimo? Aš atsakyčiau, kad šiandien Lietuvoje aš matau tokį, kaip sakyt, labai didelį abejingumą. Yra kaip yra toksai terminas. Ar aš pakeisiu pasaulį? Nepakeisiu. Aš savo susitvarkysiu, savo ten galbūt kažkokiai interesų grupiai padėsiu ir man to užtenka. Kodėl aš turiu dabar žudytis dėl visų?
Ir čia yra problema, kad Lietuvoje mes dabar turime, jau gerai išmokome ginti savus interesus. Profsąjungos gina savus interesus, tam tikros asociacijos arba asocijuotos struktūros, ar tai būtų pramonininkai, ar būtų tai, sakykime, verslo atstovai, ar švietimo sistemos darbuotojai, jie visi, arba bendruomenės pagaliau, visi išmoko gana neblogai ginti savo interesus ir pasiekti rezultatų. Bet pabaigoje aš nematau nei vieno, o kuris gintų Lietuvos interesą, kaip valstybės interesą, kaip valstybė tokia, kurioje yra daug skirtingų interesų ir juos reikia subalansuoti. Ir šiandien dėja, manyčiau, kad Lietuva yra tokia palikta savitekai, kaip ir šita upė. Kaip yra, taip yra. O kiekviena interesų grupė vienaip ar kitaip stengiasi kažkaip tai pasinaudoti tą esamą situaciją. Mano manimu, tai nėra gerai. Šiandien labai mažai politikų, kurie supranta, kas yra valstybė, kas yra Lietuva, kokia jos misija ir rolė Europos Sąjungoje ir ką reikėtų daryti. Tai čia lygiai taip pat ir atsakant į tos banko klausimus. Nelabai kas to domisi. Nes negali būti taip, kaip dabar, kad jūs turite savo pinigus ir jais negalite naudotis. Bet šiaip tos politinės partijos, kurios dabar buvo valdžioje, jos iš tikrųjų tai yra kaip ilgai buvusios. Lyg tai atrodo ir žmonės ir Europos parlamente pabuvoja, ir visur, ir grįžta. Ir vis tiek rezultatas tas pats. Mes iš viso atsidūrėm tokioj ir duobėj, drąsiai galiu pasakyti, nes paskutinė apklausa parodė, kad beveik 30% žmonių neketina dalyvauti rinkimuose. Tai vadinasi, tai bus, tas abejingumas, apie kurį tu kalbėjai, žmonės netiki. Žmonės netiki, kad gali įvykti pokyčiai. Tai yra jau blogai. Bet vėlgi čia tų pačių euro čiulpių ir tų, sakykime, tam tikrų politinių partijų interesas, nes jie žino, kad jie gali būti sėkmingi tik tuo atveju, jeigu bus piliečiai neaktyvūs. Aš atvirkščiai raginčiau, žmonės turi eiti ir balsuoti. Ir prieš balsuojant tikrai pažiūrėkite to politiko biografiją. Kas jis toks, ką jis padarė, ką jis gyvenime nuveikė. Ir tada iš karto suprasit, ar jis gali kažką nuveikti daugiau ir valstybei. Nesgi negali būti taip, kad, žinot, žmogus gerai kalba, bet jisai yra bedarbis. Kaip dabar mes čia gaunam, rašo žiniasklaida, pretenduoja tapti Seime vieno iš lyderių, tačiau yra užsiregistravęs kaip bedarbis. Nors šalia turi greičiausiai ir pajamas, ir verslą. Tai pirmiausia yra rinkėjų apgaudinėjimas. Antra, kaip tu, save gerbintis žmogus, gali registruotis ir turintis pajamas, registruotis kaip bedarbį. Tu apgaudinėjai visuomenę. Tai ar gali žmonės balsuoti už tokį, pavyzdžiui, kandidatą? Mano įsitikinimu tikrai ne. Gaila, kad šiandien protas, išmintis ir pasiekimai nebėra vertybė. Ta mes matome ir su tokiu taip vadinamu woke judėjimu, apie kurį ir savo partijos Laisvė ir teisingumas programoje kalbame, kad šiandien bandome nuvertinti istorinių asmenybių pasiekimus. Bandom perrašyti istoriją ir pradėti vertinti, ar jie verti būti pagarboj. Paimkime tos pačios Salomėjos Nėries personaliją, kur dabar bandoma nugriauti net ir paminklą pastatytą jai, kas yra visiška nesąmonė. Negalima arba Justino Marcinkevičiaus istorija. Kaip galima šiandien tiems, kurie net nežino, kas yra realiai sovietmetis, daryti tokias toli siekiančias išvadas, bandant susireikšminti ir atsistoti, būnant mažučiam, giliai realiai būnant, atsistojant šalia ąžuolo, toks, koks yra Justinas Marcinkevičius, ir dabar pradėti aiškinti, kas jis toks ir ką jisai netai padarė prieš 45 metų. Čia yra pavyzdys to, ką aš sakau, kad nebėra pagarbos pasiekimams, nebėra pagarbos asmenybei su vardu ir pavardė ir su jo gyvenimo istorija ir nėra pagarbos protui, išminčiai ir gebėjimams. O tai kaip padaryti, kad tas būtų? Ta bent jau 30 metų nepriklausomybės. Mes bandom tą ir daryti. Rinkimų kampanija yra tam, kad pateiktume programas. Laisvė ir teisingumas turi puikią programą, turim puikią komandą. Prašom, paskaitykit. Turit klausimų? Užduokit. Turit kritikos, kritikuokit, bet kritikuokit ne su pasakymu, ten kokią nors frazę, bet su pasiūlymu, ką padaryti geriau. Aš girdžiu, mano komanda girdi. Siekiam, kad būtų ta programa geresnė, o svarbiausia, suteikite mums galimybę būti Seime ir tą programą įgyvendinti. Šiaip pasakymas yra paprastas iš visų rinkėjų. Jūs visi gražiai žadate. Kaip padarysite? Čia kaip tam anekdote apie žydą, kuris eina ir
prašo Dievo, kad jam leistų išlošti milijoną. Ir burba, Dievas neapsikentė, sako, klausyk, tu bent bilietą pradžiai nusipirk, tada galėsi galbūt ir milijoną išlošti. Rinkimai lygiai taip tas pats yra. Suteikite mandatą, po to reikalaukite. Na, man nereikia įrodinėti. Vilniaus miestas yra šiandien vertinamas Vilniaus miesto ekonominis gyvenimas, atlyginimai, kuriamas bendras vidaus produktas yra daugiau negu ES vidurkis. Kitaip tariant, Vilnius yra europinis miestas. Lietuva dėja ne, Lietuva dar reikia toli ir daug eiti, kad pasiektų Vilniaus lygį. Vilnius 2013 metais buvo pagal Eurostato apklausas, Vilniečiai buvo laimingiausi gyventojai Europos Sąjungoje, kai šalis tuo metu buvo viena iš nelaimingiausių Europos Sąjungoje. Tai jeigu aš su savo komanda galėjau sukurti Vilniaus miesto sėkmės pamatus, tai lygiai tą patį galiu padaryti ir Lietuvoje, net nebejodamas. Reikia vieno, tik tai pasitikėjimo. Dažnai vartojate žodį eurų čiulpiai. Mes apie erkes ir tavo basas kojas jau kalbėjome. Tai... Erkės simbolis euro čiulpių, kaip tai įsisiurbęs į Lietuvos žemėlapį čiulpia eurus. Tai kas yra tie eurų čiulpiai? Eurų čiulpiai tai šiandien labai, sakyčiau, tai yra ta baltųjų apykaklių korupcija. Kada politinės partijos, ypatingai čia didelis nuopelnas šitos valdančiosios daugumos, kuri sukūrė partinę nomenklatūrą, partinę biurokratiją. Ją labai aiškiai reikia atskirti nuo valstybės tarnautojų. Valstybės tarnautojai tai yra šventi žmonės. Tie, kurie turi kompetenciją, žinias ir kurie galėtų priimti šiandien sprendimą ir duoti reikiamą atsakymą ar kažkokį leidimą. Bet ne. Politinės partijos dabar jiems to neleidžia daryti. Jiems sako, pala, tu nespręsk. Užsakyk konsultacijas. Pirkim studiją. Perkam studiją, sumokam 200 000 eurų, pusę metų jie kažkas daro ir niekas už nieką neatsako. Tai visi tie konsultantai, ekspertai, įvairiausi patarėjai, padėjėjai, būtent suformuoti politinių partijų draugų ir protekcijų pagrindų ir yra eurų čiulpiai. Ir tai nėra maža suma, ten kiek mes sugebam paskaičiuoti ir kiek yra duomenys prieinami, tai apie 300 milijonų eurų kasmet iš valstybės biudžeto, europinių lėšų, mokesčių mokėtų lėšų nueina tiems vadinamiesiems eurų čiulpiams. Bet dar didesnė bėda, kad jie kūrė baisinę biurokratiją. Per juos žmonės negauna leidimų, kada reikėtų gauti leidimą statybai, pavyzdžiui. Negauna atsakymo, kada reikėtų atsakymo. Ir kodėl politikai neleidžia valstybės tarnautojams priiminėti sprendimų? Todėl, kad jie nepasitikė jais, galvoja, kad jie neturi kompetencijos taip, kaip jie neturi. Nes dauguma jų atėjo į politiką tiesiog be jokios realios gyvenimo patirties. O tai yra rojus euro čiulpiams. Konsultavom, studijas ruošiam, nacionalinio stadiono pavyzdys. Dar sutartis nepasirašyta ir dar vyksta ginčai, kaip nepermokėti mokesčių mokėtojų pinigų už nacionalinį stadioną. Ir jau savivaldybė paskelbė naują konkursą, pirks konsultacinės paslaugas koncesijos sutarties įgyvendinimo priežiūrai. 272 000 eurų. Tai yra, prokurorai tiesiog miega arba jie dar negrįžę iš covidinio atostogų. Bet kas atsitiko? Ar mūsų visuomenė tapo pakantesnė korupcijai? Aš atsimenu seniau, kadangi mes abu žurnalistai buvom, aš žurnalistikoje buvau ilgiau, dabar tik tais jau politikoje. Iš esmės, bet koks toks skandalas virsdavo ministrai, tiesiog iš klumpių galima pasakyti taip. Dabar sėdi Kreivys, visa elektra atjungiama, jis pareklamuoja moki vežį iš serijos, pirkite generatorius. Įdarbina sekretorės, Gabrielius įdarbina, irgi išsiunčia į ambasadas, Kreivys išsiunčia žmoną į ambasadą ir viskas kaip ir gerai. Man netgi būdant miesto meru, N kartų mažesni nusižengimai išverstų iš postų. Net visuomenė būtų pakiltų ir ten reikalautų atsakomybės. Dabar visiems atrodytų kaip ir nelabai svarbu, nes visi kažkaip bando išgyventi toje euročiulpių ekonomikoje ir visi bando ieškoti savo galbūt atsitiktinės sėkmės vietoj to, kad susivientų ir pasakytų, vaikinai, taip negalima. Jūs čiulpiat mūsų pinigus iš valstybės biudžeto. Tai nesąžininga. Pagaliau tai yra nusikalstama, bet čia aš matau didžiulę problemą ir teisėsaugos, kad teisėsauga, net ir man pačiam kaip opozicijos lyderiui dažnai tenka rašyti raštus, kurių surašai, žiūrėkit, 17 milijonų pasisavino arba išnaudojo, sakykime, įvairios konsultantai, teisiniai tarpininkai ir panašiai. Imkitės priežiūros. Per daug sudėtinga. Jiems geriau 1000 eurų
tarybos nario degalų išlaidas tirti, negu tirti tokias sudėtingas bylas. Ir čia yra... Čia žinok, aš paprieštarausiu, Artūrai. Aš galvoju, kad vienas dalykas, ta prasme, čia būtų, su STT čia jau kitas klausimas, bet, sakykime, ta pati prokuratūra, kur tiesiog fiziškai trūksta žmonių. Jie turi tiek bylų ir mes turėjom labai puikų pavyzdį. Ar bent viena valstybė leistų savo tokią prabangą, kai MG Baltic korupcijos byloje iš esmės dirbo vienas prokuroras, prieš kokius 7 advokatus. Ta prasme, tai parodo valstybės požiūrį, ta prasme, tas santykis vieno žmogaus, kuris kovoja su visa sistema, su politikais, su pagrindiniam politiniam partijam ir su viena stambiausių įmonių Lietuvoje. Ne, čia paradoksas, kai šiandien kažkas bando kalbėti apie skaidrumo politikoje, kai Seimo pirmininkė vadovauja teistai partijai už korupciją. Normalioj visuomeniai, normalioj ES valstybei tai yra neįmanoma. Ir maža to, tos pačios partijos, kurios šiandien yra valdančioji daugumoje, tai yra konservatoriai ir ten liberalios ir visa kita, jos kalba apie aukščiausią moralumo ir etikos standartą. Tai gal čia iš tikrųjų ir būsit teisi, parodydama, kad žmonės, kaip gali pasitikėti kažkuo, kai mato tokius dalykus viešai ir niekas dėl to net nepergyvena. Ir sutikčiau, gal net ir teisėsaugos pareigūnams rankos nusvyra, kai mato realybėje, kaip viskas yra ir kaip jos ta realybė skiriasi nuo kalbų, kurias sako politikai. Bet čia yra blogai. Tada mes artėjame prie tokių, sakykime, šalių su labai aukštų korupcijos indeksu, iš kurių mes tikrai neturim ko mokytis. Tai šiuo atveju mes dažnai minim Rusiją, Ukrainą, kitas šalis kaip blogą pavyzdį, bet mes grįždinėjame, einame tą pusę, ne į priekį. To ėjimo į priekį kažkaip matyti ir tiems rinkėjams trūksta, jeigu yra toks nusistatymas net neiti į rinkimus. O ką pats manytum, yra valstybių ir ES, kuriuose privaloma yra eiti balsuoti, nes kitaip tu netenki mokesčių. Bent jau žinoma man Olandijos pavyzdys. Belgijos tos pačios. Belgijos. Atvirai kalbant, nesu nagrinėjęs tos temos. Ir nežinau, kiek tai yra gerai, kiek tai yra blogai. Tai gal sakyčiau, neturiu nuomonės. Reikėtų panagrinėti, pažiūrėti. Žinot, priverstinis patriotizmas arba priverstinė meilė savo valstybė ir savo pareigai, irgi nematyti neatsakymas. Bet man būtų, tarp kitko, gera tema, reikės panagrinėti, kas motivavo ir kodėl jie tokią turi tvarką, nors yra senosios demokratijos šalis šiaip jau. O kas visgi patys stumia eiti į politiką? Aš rašiau dabar rėmėjams laiškus, prašydamas paremti rinkimų kampaniją. Man yra labai gerai įstrigęs Juozo Erlicko, mūsų klasiko, humoro ir satyros eilės, kurias jisai rašė gal prieš 15 metų. Cituoju. Juozą Erlicką. Duok durniui kelią. Davėm. Kur nuėjo? Seiman. Kas durniais liko? Labai gerai pasakyta. Mes visi. Mes visi. Ir aš žinodamas, kaip veikia ta politika, matydamas, ką galima nuveikti valstybės ir visuomenės labui, su gera programa, su gera komanda, su elementariu to vidiniu varikliuku, kuris tau neleidžia ramiai praeiti pro kažkokią blogybę. Aš ir šiandien negaliu praeiti pro gatvę, jeigu pamatau kažką ne taip arba blogai, aš bandau iš karto reaguoti. Tai kaip galima leisti, kad vėl mes liktume durniaus vietoje. Ir dabar aš irgi dažnai kalbantys su tais pačiais verslininkais ar visuomenės atstovai sako, šitą vėl bus blogai. Jau kiekvieną kartą vis blogiau ir blogiau. Darykime, kad būtų geriau. Balsuokime už tos, kurie tikrai galėtų įgyvendinti pokyčius, už tos, kurie gal neturėjo tokios galimybės, bet nelipkime ant to pačio grėblio antrą kartą ir paskui nekeikime. Man labiausiai keista, kai politikoje ateina pas mane žmogus ir jis man sako, jūs ten to nepadarėt, Sakau, gerai, atsiprašau, o už ką jūs balsavo? Ne, aš to nebalsavau, balsavau už kitus. Sakau, tai gal reikia tam priekaištaukit, kurį balsavot ir kuris jūsų pažadų neįgyvendino. Sakau, jūs manęs neišrinko. Tai kaip jūs man galite taip ateiti prie visų ir priekaištauti ir, bet jie, kaip sakant, ten negalėjo padaryti, nes jie nesugeba. Tai iš kodėl jūs balsuoji? Nežinau.
įprotis. Tikriausiai juokingiausias variantas buvo jau toj statistikoje, tose rinkėjų tyrimuose, kai praktiškai praėjus gal kokiems 4 mėnesiams po to, kai Benkunskas buvo tapo meru, statistika parodė, kad Vilniečiai, jeigu vėl turėtų progą, iškart išrinktų Zuoką. Čia va tas Turės variantas. Turės progą. Aš tikrai esu pažadėjęs Vilniečiams, nes dabar, nors aš kandidatuoju Naujininkų Rasų vienmandatėje apygardą ir tikiuosi palaikymo, bet lygiai taip pat dauguma iš jų man užduoda klausimą, bet mes norim jūs vėl matyti merų. Čia toks, kaip sakant, mano kaip ir likimas. Tai aš visiems pasakau taip, kada bus rinkimai į Vilniaus miesto savivaldybės merus, aš kandidatuosiu. Bet kalbant apie tokį labai optimistinį Seimo variantą, nors aišku, lietuviai mėgsta kuklumą, partija patį iškėlė kaip premjerą. Tai va, ar čia nereikėtų pasikuklinti, ar visgi reiktų, taip sakant, drąsiai? Galėčiau drąsiai pasakyti, galėčiau būti labai geras premjeras. Mero darbas, ypač sostinės ir premjero darbas yra labai panašus. Skiriasi šiek tiek tik tai mastelis, dydis. Na, bet Vilnius yra faktiškai pusė Lietuvos ekonomikos, o gyventojų skaičiumi beveik trečdalis. Tai šiuo atveju tik tai mastelio dydis. Bet aš žinau, ką daryti su valdžia. Aš žinau, ką gali padaryti aktyvus premjeras. Žinau, kaip gali suburti gerą ministrų komandą. Nekonfliktuoti be reikalo ir su prezidentu atvirkščiai siekti sutarimo vardan Lietuvos ir vardan sprendimų, kurių valstybei reikia. Aš žinau, ką daryti, kaip regionus paskatinti, kad jie turėtų lygiai taip pat sėkmingą ateitį, nes šiandien pasaulio tendencijos, tame tarpe ypač Jungtinėse Amerikos valstijose, labai rodo naują galimybę taip vadinamiesiems antriniams miestams, kurie nėra didieji miestai, ir regioniniams miestams, nes šiandien technologijos keičiasi, darbo vieta jau nebėra svarbu, kur tu esi ir kur tu turi būti, svarbu, kur ir kaip gyveni. Taigi šiandien yra galima labai daug padaryti. Turiu energijos, turiu komandą gerą ir man jie dar tas varikliukas suka ir verčia kiekvieną rytą atsikelti ir sakyk, eik į priekį ir daryk, keisk pasaulį. Partijos programų yra tokių pažadų, kur... Ne pažadų, pasiūlymų. Mes neturim pažadų. Gerai, tegu būna pasiūlymai. Pasiūlymas 2026 maždaug, kad pensija siektų 1000 eurų. Tuomet kitas pasiūlymas... 2029, po kadencijos, po 4 metų. Po 4 metų. Tuomet pasiūlymas mokėti mamai už 3 vaikiuką 300 eurų kiekvieną mėnesį ir panašiai. Dar mes pridėsime, kad yra visas gynybos biudžetas ir taip toliau. Ir tada klausimas visą laiką kyla. O iš kur pinigai? Iš kur? Biudžetas neguminis, skolos. Euro čiulpiai per metus ištratina vidutiniškai 300 milijonų eurų. Čia neskaičiuojant tos biurokratijos, kurie stabdo ekonomikos plėtrą, apsunkina dirbančių žmonių gyvenimą ir viskas natūralu pabrangsta. Visi sakom, kad Lietuva labai brangi šalis gyventi patapo. Taip, tai būtent čia yra euro čiulpių nuopelnas. Antra, Lietuvos šešėlinė ekonomika sudaro pagal Eurostato ir OECD organizacijų duomenis apie 15-18% nuo BVP. Kitaip tariant, tai apie 10 milijardų. Tai jeigu bent dalį tų pinigų mes sugebėtume atkovoti iš šešėlio ir jie taptų mokesčiais, tai mūsų biudžetas pasipildytų apie 1,5 milijardo eurų pajamų kasmet. O ką mes girdim dabar, čia tik tai prieš kelias dienas buvo reportažas, pagaliau nusipirkome 2 skanerius muitinės kilnojamus, kurie gali kontroliuoti vežamus krovinius ir atitinkamai sumažinti kontrabandą. 4 metai valdančiosios daugumos praėjo. Ir dabar mes tik nusipirkom tokius 2 skanerius. Tokių pavyzdžių galima turėti ir daugiau. Trečias dalykas, neįtikėtina, jeigu pavyzdžiui, nežinau, ten prieš 10-15 metų būtų kita vyriausybė, senai būtų nušvilpta, bet teisės grįžti į valdžią. ES skyrė mums taip vadinamas RDF lėšas, tai yra skirtas po COVID-o atkurti ekonomiką, jų mes gauname 5,5 milijardo eurų. Tai kitaip tariant, trečdalį mūsų metinio biudžeto. Dalis iš jų yra subsidijos, dalis yra paskolos, kurių verslo ypatingai reikia, nes bankuose tų paskolų negausi. Šiandien
Praėjus 4 metams, netgi daugiau, mes įsisavinom tik tai trečdalį tų lėšų, panaudojom trečdalį lėšų. Tai vien jeigu šitos lėšos būtų panaudotos greitai ir efektyviai, paskolos pasiektų verslą, subsidijos pasiektų regionus ar tas sferas, kurias reikia šiandien investuoti, tai sukurtų virš milijardo biudžeto papildomų pajamų. Nusikalstama, kad tie pinigai yra, bet jų niekas šiandien, kaip sakyt, net nesistengia paimti. Na ir trečias - biurokratija, kurie praeisgia šiandien visą Lietuvą beprotiškai, visi tam jaučiame kiekvieną dieną, tai pagal tos pačios OECD organizacijos duomenis, jeigu sumažinti biurokratiją, pagreitinti procesus ir priversti valdžią būti orientuota į konkrečius rezultatus, tai gali padidinti bendrą vidaus produktą minimum 2 procentais. Tai vėlgi kalbam apie milijardinės lėšas. Taigi visų šitų lėšų yra ženkliai daugiau negu mūsų siūlymai ir įsipareigojimai kadencijos pabaigoje. Kitos, tai yra 29 metais, Lietuvos vidutinė pensija turėtų būti 1000 eurų. Ir mūsų pensininkai tikrai to yra nusipelnę ir jie negali turėti mažiausių pensijų Europos Sąjungoje. Antra, 300 eurų mamoms, kurios gimdo 3 vaikutį. Labai svarbu demografinė situacija Lietuvoje. Šiandien mes praeitais metais Lietuvoje gimė apie 20 000 vaikų. Atmeskime iš jų beveik yra 2000, kur gimdė mamos atvykusios ir emigravusios laikinai gyvenančios Lietuvoje iš Ukrainos arba Baltarusijos. Tai realiai Lietuvos piliečių gimė šiek tiek daugiau negu 18 000. Mes išnyksim, nebus čia nei ką saugoti, nei ką čia ginti. Tai paskata 300 eurų, pridedant prie MPD, tai yra šiuo atveju tai būtų tokia bazinė išmoka, kad jeigu jūs dirbat ir turit pajamas, tai mes jūsų neapmokestinam pajamų didinį padidinam 300 eurų. Jeigu jūs pasiryžot turėti 3 vaikutį ar 4 vaikutį. Nes mamos labai daug paaukoja, išeidamos iš darbo rinkos, prarasdamos karjeros galimybę visą kitą. Ir jom reikia to gyvenime stabilumo. Tai bent jau tie 300 eurų kas mėnesį tą gyvenimo stabilumą sukurtų, o mes turėtume daugiau Lietuvos piliečių. Bet sutikime, kad vien pinigų auginti vaiką neužtenka, nes yra visa... Programoje yra mokyklos, darželių prieinamumas. Sėdi žmonės kamščiuose tam, kad kažkur nugabentų vaiką į darželį. Taip, labai jūs teisingai. Mokyklos. Rugsėjo 1 ant nosies tėvai nežino, į kokią mokyklą eina vaikas. Tai šitas visas, ta prasme, tai sukuria tokią bendrą atmosferą, kad vaikas yra didžiulė problema tiem, kas nori turėti vaikų galbūt, ir kad čia tu visą laiką susiduri su tuo, kad tu praktiškai vos neaukoji visą savo gyvenimą, kad būtum logistikos specialistų, po to dar ieškotum korepetitorių, švietimas ir visa kita. Čia yra labai, labai tokia bazinė problema, labai globali. Programai irgi labai aiškiai skiriam dėmesį, būtent tai, ką kalbam, darželių prieinamumas, kad tai netaptų prabangos arba rūpesčių problema. Mažesnės kokybiškos mokyklos ir be abejo kokybiškas švietimas. Toliau, kas labai svarbu jaunom šeimoms, ypač ir ne tik, būsto prieinamumas. Todėl jau ne pirmose rinkimuose mes sakom, bet gaila, gal rinkėjai neišgirdo, mes siūlome labai aiškią programą, tai yra ilgalaikės nuomos municipalinis arba valstybinis fondas. Tokį, kokį turi visos Europos Sąjungos pagrindinės valstybės. Pakartokime tai tiesiai į kamerą, kad žiūrovas išgirstų apie municipalinį būstą jauniems žmonėms. Tai pakartosiu tą, ką Laisvė ir teisingumas siūlo jau ne pirmus rinkimus. Daugelį Europos Sąjungos valstybių būsto pirkti nereikia. Jūs galite jį nuomotis iš savivaldybės arba valstybės. Ir galit nors ir visą gyvenimą gyventi nuomojamam būste, jūsų teisės yra ginamos, kainos yra prieinamos ir jums nereikia imti paskolos ir visą gyvenimą atidirbinėti tam pačiam bankui. Taigi šiuo atveju būsto prieinamumas yra viena iš pagrindinių mūsų programos dalių. Ačiū, galime tęsti dabar. Pakartojom, nes jeigu rinkėjas negirdi, tai, taip sakant, reikia kartoti ir galbūt išgirs ir supras, už kągi reikia per tuos rinkimus balsuoti. Dabar, kalbant apie švietimą ir tai, kas susidarė Lietuvoje, kad praktiškai tas pats beje yra ir medicinoje, kad tas privataus ir valdiškų sistemų susiliejimas yra absoliučiai privataus verslo naudai ir visa, ką duodavo valstybė, tai yra švietimą ir mediciną, jinai traukiasi po truputėlį ir kokybė drastiškai prastėja, nors pinigų pagal visus Europos vidurkius mes skiriame tikrai labai daug.
Na, esu liberalas ir be abejonės palaikau privatų verslą. Ir tikrai šiandien sukuria daug tos geros kokybės paslaugų, kurių galbūt ir nebūtų. Bet taip, sutinku, kad šiandien daug kas iš tuo piknaudžiauja. Kaip ne vėl grįšim, kad piknaudžiauja asmenys susiję su politika. Kodėl mes neturim šiandien kokybiško švietimo? Tai aš tą sakau jau daugelį metų labai atvirai. Jeigu pagrindinės partijos, šiuo atveju konservatorių partijos, lyderių šeima gyvena ir jų milijoniniai pelnai yra iš švietimo sistemos, tai labai aiškus atsakymas, kodėl valstybinis arba savivaldybinis švietimas yra prastoj būklei. Todėl, kad jiems nereikia konkurentų. Ir čia labai akivaizdžiai matosi pagal įvairius sprendimus, kurie buvo priimti vyriausybės lygmenyje, formuojant švietimo politiką. Mokytojus valstybinėse mokyklose apkraunam pastoviom reformom, biurokratiniais reikalavimais, neduodam laiko vadovėlių, nedidinam atlyginimų ir darom viską, kad tik jiems būtų sunkiau. Viso to neturi privačios mokyklos. Tai todėl šiandien ir yra, manau, kad Lietuvos švietimas įkaitas, šiuo atveju Landsbergių šeimos verslo ir jų apsukrumo. Ir čia aš matydamas skaičius, analizuodamas visą tai, ką jie daro, kada buvo sprendimai priimti, kaip keitėsi sprendimai, jų aš labai aiškiai matau, kad jiem nereikia konkurentų. Jeigu tik tai valstybinis švietimas taps kokybiškesnis, jie nebeturės savo milijoninių pelnų. Bet šitą atvejį mes galime pavadinti tokią korupciją, valstybinio masto korupciją. Vienareikšmiai. Ir čia yra ne tik valstybinio korupcinio lygio afera, bet dar yra pavagiama mūsų vaikų ateitis. Ir netgi aš neįsivaizduoju, kad normalioje valstybėje, ar tai būtų Vokietija, ar ten Anglija, valdančiosios partijos atstovų vadovai, turėdami dar, kaip sako, tą išskirtinę savo šeimos reputaciją, galėtų turėti tokius pelnus iš privačių UAB mokyklų, kai valstybės švietimas yra tokioje situacijoje. Tai yra neįmanoma, tai būtų skandalas. Bendrai, jeigu žiūrėti, mano manimu, neturi būti mokinio krepšelio lėšos, kurias mes kaip liberalai 2004 metais pasiūlėm ir Seimas jos priėmė, eiti į mokyklas, kurios turi uždarosios akcinės bendrovės statusą. Europos Sąjungoje, Amerikoje visos privačios mokyklos ir universitetai yra taip vadinamos non-profit organizations. Tam, kad jūs negalėtumėte įsimokėti savo dividendų, o turėtumėte investuoti į švietimo kokybę, plėsti tinklą, pagaliau mažinti įmokas savo tėvams arba tiems patiems studentams. Pas mus yra viskas atvirkščiai. Negali mokinio krepšelis sekti ir eiti į UAB. Turi eiti tik tai į privačią VŠI. Ir yra šiandien nemažai VŠI, kurios geriau ar mažiau veikia ir kurios plečia tą, sakykime, savo veiklą. Tai va čia yra toks pirmas sprendimas, kurį reikėtų padaryti. O mano manimu, kad partijos lyderis, kuris mato, kad per paskutinius 4 metus išlaido švietimui beveik padvigubėjo, bet tačiau rodikliai, kokybės parametrai nepagerėjo išskyrus privačiose mokyklose, jam reikėtų atsistatydinti ir atsiprašyti. Na, dabar gal reikėtų atsiprašyti už sekretorę ir atsistatydinti, kuri buvo įdarbinta. Čia tipinis pavyzdys partinės korupcijos, sakykim, tos karjeros prasme, bet yra smulkmena, kai mes kalbam apie švietimą nacionaliniu mastu, kai kalbam apie 100 000 jaunimo, iš kurių kažkuria prasme yra atimta galimybė kabintis į sėkmingą gyvenimą, turėti gerą išsilavinimą. Čia yra ženkliai didesnis nusikaltimas ir nusidėjimas. Čia tiesiog nesuvokiama, kaip taip gali būti. Nu, Al Capone irgi už mokesčius pasodino, ne už tai, ką iš tikrųjų darė. Tas taip, bet žinot, vis tiek aš gal nežinau, ar brėžčiau čia paralelę, nes kaip be būtų 100 000 jaunimo, kurie šiandien neturi gero išsilavinimo, o kurį galėjo turėti ir kurį finansavo valstybė ir mokesčių mokėtojai, nu, tai yra daug daugiau negu net kriminalinis nusikaltimas. Kaip ten bebūtų, mokytojai pasitiko ir tėvai, kas be ko, pasitiko šituos mokslo metus su baimėm, nes ir dėl
dėl tų naujų ugdymo programų ir jų nebuvimo, vadovėliai ir visa kita. Šūkyje yra už Lietuvą be baimės. Kas gąsdina patį? Mes ilgai ieškojom, koks tas šūkis turėtų būti šiuose rinkimuose. Šiaip esame optimistai ir pozityvų žmonės. Visą laiką linkę daugiau teikti, vartoti žodį už apie Respublikos kūrėjas esu, sakyti taip pat judėjimo taip esu kūrėjas. Bet šiandien mane nustebino, bendraujant su žmonėm ir taip pat skaitant ir sociologinius tyrimus, kad žmonės turi labai daug baimių. Be abejo, saugumo baimė, nes karų aplinkui labai daug. Be abejo, baimė, ar rytoj jis turės darbą, ar tas pats dirbtinis intelektas, ar, sakykime, valstybinė biurokratija nenuskandins ar nesubankrotins kažkokio verslo ir jis neteks darbo. Ar gausi paskolą bankė būstų nusipirkti ar ne? Ar turėsi galimybę sumokėti padidėjusias palūkanas ar ne? Ar vaikas gaus vietą mokykloje ar darželėje? Tai yra šiandien begalė aplinkui mus skirtingų baimių, kurios mums sukuria tokį bendrą nejaukumą savo gimtoj šalyje, kurią mylim visi, už kurią taip pat pergyvenam. Tai šiandien ir sakom, kad mes norime, kad Lietuva būtų be baimių, norime, kad visi gyventų su viltimi, kad viskas yra įmanoma ir aš nebejoju, kad tas baimės mes galime panaikinti. Tam reikia tik žinių, energijos, atsidavimo ir degimo tuo, ką darai. Mes kalbėjome apie baimę apskritai kalbėti, kas Lietuvoje, tokia, sakykime, jau buvo užuomazgos, sakykime, esant Daliai Grybauskaitei valdžioje, toks, bet per pastaruosius 4 metus tiesiog įsigalėjo ir mes matėme Ričardo Doveikos pavyzdį, kai jis buvo tiesiog nukryžiuotas už tai, kad pasakė, jog žmonės bijo kalbėti, nors iš tikrųjų tie tyrimai, kuriais jis rėmėsi, jis jais būtent rėmėsi ir jis pasakė teisybę. Tiesiog kaip kiekvienoje statistikoje tu gali išsitraukti tai, kas tau patogu. Tai jo oponentai iš karto išsitraukė kitą pusę ir maždaug žiūrėkit, kiek nebijo. Bet yra siaubinga, kad Lietuvoje žmonės gali bijot kalbėti. Labai geras pastebėjimas, kažkaip galiu pasakyti, kad net ir pats dažnai pagalvoju, ką aš galiu sakyti garsiai, ko galbūt geriau patylėti. Ne dėl to, kad bijotum, bet dėl to, kad reikės daug energijos aiškintis ir, kaip sako, ir tai daliai, kuri turi savo teiginius ir įsitikinimus, ją arba siūsti po velnių, kas jau ne mano charakteris, arba skirti labai daug dėmesio polemizuojant arba diskutuojant. Ir baimė įsakyti savo nuomonės, nes tave kažkas kažką apkaltins arba priskirs kažkokiam socialiniam burbului ar tave pažemins, šiandien yra didžiausias mūsų visuomenės vėžys. Mes nepriklausomybę siekiam atkovoti ir atkurti ne dėl to, kad bijotume kalbėti. Taip, galbūt mes galim nesusitarti, gali būti mūsų nuomonės skirtingos, bet privalu žmogui turėti galimybę įsakyti savo nuomonės. Ir valdžia šiandien, bet kuri valdžia, neturi tokios prabangos, ką gali galbūt paprasti žmonės socialiniuose tinkluose parašyti. Valdžia privalo girdėti visas pusės ir privalo atsakyti visiems, patinka ar nepatinka tau klausimas į klausimus. Ir jeigu jūs teigiate, valdžia sako vieną, kažkas sako, palaukit, o gal yra kitaip, tu turi pareigą išklausyti ir paaiškinti. Taip mes galim nesutarti. Mano teisė spręsti, mes sprendžiame taip, bet pareiga valdžia turi ir politikai paaiškinti ir kalbėti su visais, o ne tik su tais, kurie man malonus, kurie už mane balsuoja arba kurie mane palaiko. Ir čia yra mano kaip politiko principas, aš kalbuosi su visais. Man netgi įdomu, čia yra, dabar neprisiminsiu Nobelio premijos laureato literatūroje pasakymas, man įstrigo, žinot, gyvenimo įdomumas yra ne centre, o paraštėse. Ten yra gyvenimo įdomumas. Iš ten tu gali gauti labai daug išminties ir patirčių ir dalykų, kurių tu nematai centre. Centre yra glamūras. Centre viskas, kaip sako, yra aišku. Pakraščiuose ir paraštėse yra gyvenimo įdomumas. Ir tie taip pat žmonės, kurie šiandien kažkieno tai vertinimu laikomi kraštiniais arba dar kažkokiais, jie turi labai daug gyvenimo patirties, jie turi daug žinių ir išminties ir su jais reikia kalbėtis lygiai taip pat. Ko nedarė šita valdžia, kuri tiesiog pasimdavo labai tokią poziciją, ne, jūs esate toks, jūs esate anoks, mes su jumis nekalbam. Negalima priešinti savo piliečių Lietuvos viduje, nes tada bet kuriam priešui tai yra didžiulė dovana, susiskaldžiusi ir susipriešinusi visuomenė. Bet
tokia valdžia iš esmės yra baili valdžia. Taip. Nes Labai kalbėti su komfortabilu oponentu kalbėti yra, su tais, kurie tau yra malonus. Taip, tai yra bailių. o valdžia. pačiam kaip dažnai teko būti ir ar teko būti tos vadinamosios hate and cancel kultūros, nežinau, man šitas žodis nelimpa, bet jis iš esmės atitinka epicentre. Geras pasakymas, kodėl mes vadinam, kad čia kultūra. Tai yra antikultūra, tiek hate, tiek cancel. Man tekia dažnai būti, nes aš ten irgi su kažko bandai polemizuoti, diskutuoti, iš karto sako, ai, vagis, žinai, arba ten, kas tai, pala. Tai gerai, tai pakalbam. Ne, ir bėga nuo kalbos, bėga nuo diskusijos. Nu tai apie ką mes tada kalbam? Tai ir aš kategoriškai, ir mūsų partija netgi aiškiai rašyta programoje, mes prieš cancel, prieš hate politiką galbūt reikėtų, nes neįskaldo visuomenę be proto ir sukuria labai daug konfliktų, kurie mūsų visuomenė yra nenaudingi. Mes turime sutarti, kad mes galime dėl kažko ir nesutarti, bet mes negalim vienas kito žeminti vien dėl to, kad aš pasakiau tokią mintį arba man atrodo taip. Negalim. Žmonės turi diskutuoti, žmonės turi kalbėtis, o politikai turi pareigą tą daryti, o ne bėgti nuo diskusijos arba, kaip sakant, prisidengti pykčio, sakykime, barjerų ir atstumti tą dalį visuomenės. Čia ne jūs. Jūs už mus nebalsuojat, jūs ne Lietuva. Jūs, kaip sako, dinkit iš čia. Taip negali būti. Tai šiandien yra nemaža dalis Lietuvoje žmonių piktų, vien dėl to, kad būtent jie taip jaučiasi. Ir jie spekuliuoja įvairaus plauko politikai, kurie tikrai negali suteikti nieko naujo. Jie tik gali pasinaudoti šitomis žmonių baimėmis. Bet iš esmės politiko juk ir negali priversti elgtis kitaip. Na, vat jam tinka šita kultūra. Jis yra valdžioje, jis yra iš stipriojo pusės ir jis diktuoja. Žinot, rinkėjas, kaip ir vartotojas, jis turi stiprią sprendimo galę. Balsavimas, parama, pasisakymas. Ir čia visuomenė gali tikrai daug pasiekti. Gal politikai stengiasi parodyti, kad jūs čia nieko negalit. Arba galit tik tai kas 4 metus. Tai yra netiesa. Žmonės gali visą laiką susirinkti ir ateiti prie vyriausybės. Padaryti mitingą arba piketą prie Seimo. Arba, sakykime, sakyti savo pozicijas tose pačiose socialiniuose tinkluose, paaiškinant, kad atsiprašau, taip negalima daryti. Jūs žaidžiate mane, mano šeimą ir jūs esat neteisus. Taigi visuomenė gali daug ką padaryti, bet politikai visą laiką stengiasi parodyti, kad jie nieko negali daryti. Ir čia irgi yra tas demotyvavimo elementas. Ką dar šita valdžia darė, bet to, kad iš tikrųjų labai įskiepyta ta hate and cancel kultūra, tapo tiesiog norma pasidarė mūsų gyvenimą. Buvo labai daug noro reformuoti. Kai kurias reformas padarė, pavyzdžiui, valstybės tarnybos, kurios pasiekmes, aš manau, kad mes pajausime labai greitai, kai tos biurokratijos ir to vieno langelio principų net arti nebus prie realybės, bet visas kitas - mokesčiai, nekilnojamas turtas ir panašiai. Dabar Lietuvai reiktų ramybės. Ar, pavyzdžiui, atėjęs į valdžią, tai pažadėtum tą ramybę, ar visgi reikėtų kažkokių reformų? Žodis reforma iš tikrųjų yra nuvalkėtas ir skamba kaip didelė baimė. Didelis baimės burbulas. Reformatoriai buvo viena kilniausių istorijos. Buvo, bet šiandien tas žodis devalvuotas ir tikrai nuvertintas. Aš manau, kad valstybei šiandien reikia išminties, dialogo ir pagarbos. Ir turint šios visus 3 komponentus, viską, ką reikia, kad valstybė būtų sėkminga, kad žmonės, ypač kuriantis, dirbantis, būtų ramus dėl savo ateities, tikrai tą galima ir tikrai tą galiu pažadėti. Žinau, ką reiškia diskutuoti ir priimti sudėtingus sprendimus, kada nėra galbūt net ir kitų išeičių, bet kai tu kalbėsi su žmonėmis, nes duosiu net ir pavyzdį, viešasis transportas. Vilnius mano vadovavimo laikotarpiu niekada neturėjo pinigų. Taip. Valdžia skirdavo Vilniaus gyventojams labai nedidelę pinigų dalį, kuriems priklausydavo. Tačiau išlaidos būdavo didelės, tas pats viešasis transportas. Tai man net kartą yra tekę kalbėti su profsąjungom. Žiūrėkit, mes negalėsim jums atlyginimo sumokėti mėnesio pradžioje, bet tikrai pažadam sumokėsim mėnesio 20 dieną. Nes rodau sprendimus, rodau biudžetą, rodau, ką vyriausybė mums skyrė ir kokia yra situacija. Ir aš rasdavau sprendimus net tokiais atvejais.
Nes yra dialogas, pagarba, atvirumas, visą tai tikrai žavi ir paperka visus. Ir tik po Konstitucinio teismo, kurį man teko kaip miesto vadovai inicijuoti prieš vyriausybę, pasikeitė Vilniaus miesto situacija. Dabar Vilnius turi tiek pinigų, kad nežino, kur dėti, jos taško į kairę į dešinę be jokios atsakomybės. Dabar Vilnius rojus yra čiulpiams. Mano laikais mes skaičiavom kiekvieną centą. Ir priimant sudėtingus sprendimus reikėjo su žmonėmis tartis. Ir aš susitardavau. Na, dabar yra baltkepai visokie užtat klesti. Dabar pinigų mieste, kaip sako... Go Vilnius ir panašios įstaigos. Vilnius galėtų būti dabar užsirašyti ant savo bokšto paminklas Varo čiulpiams. Tai būtų žavu. Reikės tą padaryti. Nekilnojamo turto mokestis vis dėlto... Kaip lyg ir jo kažkas tai reikalauja, kaip visada remiamas Europos Sąjungos, Europos komisijos reikalavimas, kad mums Lietuvai reikia nekilnojamo turto mokesčio. Skausminga tema. Neskausminga, šiaip tai jau tema sena kaip... Sena, taip. Kaip nežinau, kaip visas civilizuotas vakarų pasaulis. Mūsų pozicija partijos visą laiką buvo labai aiški. Pirmas turtas, ten, kur šeima pasirenka gyventi ir deklaruoja savo gyvenamąją vietą, yra neapmokestinamas nekilnojamo turto mokesčių. Taip yra beje daugelio ES valstybių. Ir tai netgi ne ekonominė, o moralinė kategorija. Nes turi būti bent viena vieta pasaulyje, iš kurios jūsų nevaro mokesčių administratorius. Kai jūs pasisekė, sekėsi, galbūt nusipirkot didesnį butą ar ten pasiėmėt paskolą, tapot pensininku, tai dabar nereiškia, kad jūs turite jį parduoti vien dėl to, kad jūs spaudžia nekilnojamo turto mokestis. Tačiau antras, trečias ar kitas turtas be abejonės turi būti apmokestinamas nekilnojamo turto mokesčių, jį turi nustatyti savivaldybės ir jis turi pasiekti labai aiškiai tuos žmonės, tų žmonių gyvenimo kokybę gerinti, kurie tuos mokesčius moka. Gatvės, parkavimas šalia namų, infrastruktūra ir panašiai. Labai paprasta. Man net keista, kad ši vyriausybė sugebėjo taip šitą idėją suvelti, kad net nesugebėjo tokio paprasto sprendimo priimti per 4 metus. Na, pagrindinė kova vyriausybės buvo misija kovoti su prezidentu dėl Europos vadovo posto, toliau dėl eurokomisaro posto. Tai, taip sakant, karas buvo įtemptas. Rezultatas viso to, 4 metų mūšis praktiškai. Sulaužyta daug iečių, išlieta daug energijos, užpildyti visi eteriai, visų televizijų, radijo ir taip toliau. O kas iš to? Jeigu aš būčiau prezidentas ir būtų tokia pati situacija, tai aš niekada Gabrielio Landsbergio nebūčiau patvirtinęs užsienio reikalų ministru. Niekada. Ir neleidęs jam vadovauti vyriausybei nuo užpakalinės sėdynės, kaip jis tą darė su Ingrida Šimonyte. Tai yra pirma didžiausia klaida ir tam tikras prezidento silpnumas pirmoje kadencijoje, sukuriant labai daug Lietuvai problemų, nereikalingų konfliktų, įtampų užsienio politikoje ir taip toliau ir taip toliau. Čia yra prezidento klaida. Jis turėjo būti tvirtas ir neleisti ir nepriimti tokio sprendimo. Nes tada jau buvo aišku, kad jeigu prezidentas paskiria Gabrielių Landsbergį, didžiausios frakcijos Seime vadovą ir partijos pirmininką užsienio reikalų ministru, tai mūsų prezidentui liks rūpintis tik tai geriausiu atveju žemės ūkiu. Aišku, sveikintina, kad prezidentas bent jau pabaigoje, tai yra naujoje kadencijoje, kaip sakyt, žodis pasakyti atsilygino netinka, bet iš tikrųjų Andrius Kubilius yra ženkliai stipresnė, geresnė figūra negu Gabrielius Landsbergis, kalbant apie Europos komisaro poziciją. Tai kaip sako, buvo klaida, bet, sakykime, prezidentas ją pagal galimybės ją ištaisė. Ir praktiškai nuo vasaros pasirūpino ir žemės ūkiui pakeitęs ministrą pagaliau. Pagaliau ir tai. Tai įvyko, taip sakant, 2 malonios staigmenos. Tiek žemdirbiams ir visam agrariniam sektoriui, tiek Lietuvai su Andrium Kubiliu, manau, tikrai pritarčiau, kad tai iš tikrųjų žmogus, kuris ir vertas to posto, nepaisant visų jo konfliktų su tuo pačiu prezidentu ar ten nelabai taktiškų išsireiškimų. Yra dar linksma dalis politikoje Graikija. Taip.
Linksmybė yra ta, kad kadaise paties mintyse buvo Graikija ir dabar Graikija dar labiau išgarsėjo, nes prieš pat Rusijos karinius veiksmus apie karą buvo kalbama jau, sakykime, kokį gerą pusmetį ir manau, kad visose ir diplomatiniuose, ir politiniuose sluoksniuose apie tai buvo pakankamai gerai žinoma. Gabrielius nusiperka vilą. Kaip tą vertini ir kaip pats matei tą Graikiją? Pasakyčiau taip, kad Gabrielius Landsbergis, įvertinant kokią pavardę garbingą jis turi, įvertinant savo senelio pasiekimus, jis tikrai negalėjo pirkti jokios vilos. Ir ypač dar tokiu sudėtingu istoriniu laikotarpiu. Čia, kaip žinot, kaip ministrė, socialinių reikalų darbo ministrė Novickienė negalėjo skristi ir tam turėjo sveiko proto užtekti privačiu lėktuvu į Dubajų atostogauti, lygiai taip pat Gabrielius Landsbergis, jeigu jam svarbi senelio reputacija, pavardės garbė ir pareigas, kuris užima Lietuvoje, jis negalėjo pirkti vilos Graikijoje. Ne prie jokių aplinkybių. Net jeigu jis turi pinigų ir neturi kur jų dėti. Vilą bet kada nusipirksi. Baigsis kadencija, išeisi galbūt, baigsi po darbo aktyvų veikimo politikoje, tada ir nusipirksi vilą. Bet pirkti vilą tokiu laikotarpiu, turint tokią pavardę ir tokias pareigas, aš lyginu čia lygų tas pats kaip Novickienės skrydis su privačiu lėktuvu, su verslininkais į Dubajų. Man yra nesuvokiama ir nesuprantama. Ir tai yra, tikiuosi, kad taip turėtų mano ir turėtų manyti dauguma Lietuvos gyventojų. Gabrieliaus Landsbergio karjera, mano įsitikinimu, civilizuotojų valstybei turėtų būti baigta. O kalbant šiek tiek linksmiau apie tą pačią Graikiją, kažkada tai paskaitą skaitydamas vienoje konferencijoje jauniesiems verslininkams daviau kaip pavyzdį, kad verslininkai turi mąstyti big, kaip sakant, kad pavyzdžiui, sala, tai yra įsigyti salą. Nors šiandien galima būtų sakyti, ne tik Gabrielius Landsbergis turi teisę į antrąją Lietuvą. Ir Lietuva galbūt taip pat turi teisę į antrąją Lietuvą. Jo labiau mano mintis nėra nauja, taip kaip ir geopolitikas, geografas Kazys Pakštas iki karinėje Lietuvoje turėjo labai aiškiai idėją ir pagrindimą, kodėl Lietuvai reikia turėti atsarginį variantą. Tai yra kažkur tai salą ar kažkokią, sakykime, teritoriją, kur nedaug dievė įvykstų geopolitiniai kažkokie lūžiai, karai ir visa kita, Lietuvos žmonės galėtų kaip tauta išlikti. Tai šiandien ta tema tampa dar labiau svarbi ir labiau aktyvi. Ir kodėlgi ne, aš sakyčiau, tegu būna tai rimtai, tegu būna tai nerimtai, bet Lietuva turėtų galimybę įsigyti kažkur tai salą, kuri taptų Lietuvos teritorijos dalimi, kurią būtų galima sklypais parduoti tam pačiam Lietuvos privačiam verslui, kurie pastatytų viešbučius, ten kavinės, restoranus ir dar kažką tai, ir kad važiuotų lietuvaičiai ne kur nors į Turkiją leisti pinigų, o į tą pačią Lietuvos teritoriją. Ir jeigu ateitų laikas, kad mums reikia atsarginės Lietuvos, bent jau mes turėtume kur išsiųsti savo moteris ir savo vaikus, kurie negalėtų imti ginklo. Ne tik Gabrielius Landsbergis nusipelno antrosios atsarginės Lietuvos, bet ir Lietuva. Ačiū už pokalbį. Dėkui.